Yra faktai, kuriuos žmonės šimtmečiais laiko tiesa ir perduoda iš kartos į kartą. Ir yra visatos dėsniai, kurie tos faktus panaikina akimirksnį, kai tik tai žmogus atidaro savo širdį. Faktai sako, vyras turi daryti, moteris turi norėti, visata turi duoti. Visata, moteris ir vyras nėra trys atskiros konkuruojančios struktūros. Tai trys tos pačios energijos veikimo formos. Visata duoda idėją energijos formą, moteris priima ir perduoda, vyras materializuoja. Tačiau tai nereiškia, kad moteris yra valdovė, kad vyras jai yra pavaldus, o visata moralinė teisėja. Kai moteris priima iš visatos, jį perduoda vyrui visatos kryptį. Kai vyras materializuoja energiją, jis tarnauja visatai per moterį. Ir kai ši sistema ima veikti, visi pašaliniai faktoriai kaip skausmas, skurdas, vienatvė, ligos tiesiog išnyksta. Nes jie bus sukurti ne iš meilės, o iš baimės ir nežinojimo.